Sveiki, fantastikos mėgėjai! Tęsime savo pasivaikščiojimą palei River Navigation. Startuojam ten, kur baigiam praeitą kartą, prie Tottenham Hale ir einam link centro. Kiek nueisim? Nieks nežino. Kiek kojos nuneš, tiek nueisim. Plius priklauso viskas nuo oro. Nes žinote anglišką orą. Vieną minutę šviečia saulė, kitą minutę jau lyja. Jaunieji baidarininkai treniruojasi. Blema, kaip aš norėčiau čia gyventi iš tikrųjų, šitos visos namuose. Kaip būtų fainai. Pirmas sutiktas laivas. Žiūrėkit, tą juodą gražuolę. Va, du vyrukai kapitonauja. Kaip ir praeitą kartą, laivų visokių yra, įvairių. Yra nuo tikrai prabrangių iki nuo jau čia histerinio stiliaus visiškai. Užklupo netikėtas lietutis, bet va, kol mes slepiamės, galima apžiūrėti tuos laivelius tokius. Čia tiek geresnieji, kaip aš sakau. Sašlaviniai. Ko tik nerasit ant jų. Jeigu praeitam video buvo daugiau kemsynai ir pelkynai, šį kartą jau bus daugiau tokia industrinė vieta. Bus gamyklos, buvę seni dokai iškrovimo. Turėtų būti 2 šliuzai dar pakeliui einant link Stratfordo. Nu ir aišku, laivai. Ir vėjas. Net vėjas. Man lyja ir lietus, bet kai kam tai niemotais. Žiūrėkit, va, meškinas deginasi. Nu, ne kiekvieną dieną pamatysi. Ir dar kiek butelaičiuose apsikabinės. Ei, šiandien nesidegina, čia kažką kitą daro. Ilsėsi vargšas, pavargo. Už mano nugaros, va, matote likučius kranų, su kuriais iškraudavo baržas anksčiau. Aš jums pabandysiu truputį iš arčiau padaryti video. Apžiūrėsim. Šie yra keli. Čia matau vienas, tenai matau dar 2. Šie jau rimtesni, nes čia kažkada tai buvo gamyklos. Ir iškraudinėdavo baržas. O šitie va jau rimtesni 2 truputį. O priešais jūs dabar laivas padarytas iš gelbėjimo kapsulės. Jos būdavo naudojamos ant naftos platformų. Jei neklystų, būdavo 5 parų autonominis režimas pas jas. Ir prieš kokius 8-9 metus eBay jos buvo pasirodžiusios, už 5-6 tūkstančius galėjai nupirkti. Tai va, kažkas tai išnaudojo. Kol slėpiausi nuo lietaus, truputį pasivarčiau enciklopediją, išsitraukęs iš savo kuprinės. Pasirodo, tie keltuvai, tie bokštai, kranai ten, nežinau kaip juos pavadinsi, kaip nori taip vadink, priklausė malūnui, didžiausiam Londono malūnui savo laiku. Vadinasi, ten iškraudavo grūdus ir pakraudavo miltus. Jaunimas ruošiasi treniruotėmis. Va, čia baidaris tiek prikrauta. Baidaris, va, čia kažkas tai kita, nežinau, žaras šitam reikale. Vaizdas iš viršaus. Opas, koks laiviukas. Va čia tai atsipalaidavęs kolektyvas. Šašlykinės, susės turi kur atsiremti. Saulės panelės, kad turėtų elektros. Šitas jau truputį kitoks. O tas ten už jo dar geresnis. Eina, saugėk čia jų. Kotais aš turiu tokį įtarimą, kad mes užeisim pas Velso princą į svečius trumpam. Gal orelis pagerės. Užeit pas Velso princą buvo žiauriai gera mintis, žinoti. Ir lietutis aprimo. Ir alaus pintelė labai skaniai. Subėgo kažkaip tai. O dabar mes esame netoli Walthamstow ir tęsime savo kelionę. Eisim turbūt šiandieną iki Hackney. Galbūt toliau, galbūt iki Stratfordo. Priklausys nuo kojyčio. Ten va matome ne tik baidarininkus, bet ir vandens šliuzą, kuris reguliuoja upės lygį. Bet gaila, iki jo daeiti negalima. Turėtų būti įdomu. Gerbėmieji, neslėpsiu, po pabo mane patraukė į krūmynus truputį, bet pažiūrėkit, kokio grožio medį atradau. Būtų dėlai lipti jį, a? O čia tai iš viso būtų variantas. Teoriškai, aišku, kaip ir galėjau tą medį įlipti. Bet iš kitos pusės, kolektyvas man 43 metai, ne po medžius jau laipti. Nors, kas čia tokio iš kitos pusės? Vienas savaip durnas, vienas daugiau, kitas mažiau, taip yra ir gyvenime. Gerai, einam toliau. O, kokį, žiūrėkit, sašlavynai čia jau prasideda.
Artėjom jau link Hakniai ir dabar aišku paklausit, kas čia burzgia. Aišku, burzgia ten generatorius kažkur tik rūmuose. Bet ką jisai užmaitina? Nu jisai užmaitina, va, žmonės, kurie čia gyvena, elektra. Žiūrėkit. Laivukai. Čia va yra poilsio zona. Čia va dviratukų visokių. Lemba, va čia tai žmonės atsipalaidavę gyvena. Juodas pavydas. Nu, ne juodas, baltas iš tikrųjų. Jeigu jie taip sugeba, norėčiau ir aš sugebėti. Reikėtų pasistengti dėl to. Tau, žiūrovė, bežiūrint šitą video, aišku, natūraliai kyla klausimas. Ką aš čia darau? Nacher man to reikia, kodėl aš čia lakstau apsikarstęs tais mikrofonais, kamerom ir taip toliau. Juokinu žmonės su 3 metrų selfie lazda. Aš tau skleisiu paslaptį. Tai yra mano hobi. Man tai patinka, aš taip atsipalaiduoju ir žinokit, man fainai tai, ką aš darau. O dabar tu papasakok savo komentaruose, koks yra tavo hobi, ką tu darai ir kaip tu pabėgi nuo kasdienybės. Pažiūrėk, kaip čia gražu. Hei! Šitie va du gražuoliai dar laukia savo laiko. Tikiu, kad jos atgaivins antram gyvenimui. Nu, čia jau ten vandenukas kaupėsi matos. Čia daug tokių yra labai prabangių, bet yra ir visiškokių, žinau. Pone Gulbė, kaip jūsų diena? Kokie mažiukai, faini, 4 gulbiukai. Gražuoliai jūs. Būtų įdomu kitą kartą pasiimti savim skaitliuką. Paskaičiuoti, kiek aš laivų mačiau šiandien. Va, vienas plaukia. Gražu, žalias. Čia bras kapišonis vidui. Ekliausiai parašyta. Va, dar vienas laivas padarytas iš gelbėjimo kapsulės. Kaip ir matėme prieš tai. Prieisim truputį arčiau pasižiūrėti. Aš kiek žinau, tai iš naftos platformų jie būdavo labai stačių kampų fiksuojami. Tai čia sulipdavo visi žmonės, kuriem reikėdavo evakuotis. Ir jis mesdavo į jūrą. Vai dabar prikėlė juos antram gyvenimui. Įdomu, koks vaizdas viduj. Reikėtų pakalbėti su savininku, bet savininko nematyti aplinkui. Sprendžiant iš užrašų, jis yra skirtas 34 žmonėm evakuotis. Prieš jūsų akis vikingų laivas. Nu, hebrai, fantazijos netrūksta. Teko persikelti į kitą kanalo pusę ir ką aš matau? Aš matau kriketo lauką. Hebra, žinokit, blemba, man kažkada gyvenime teko 3 vasaras dirbti kriketo lauke restorane padavėjų. Nu, buvo tokie laikai. Tai man buvo 19 metų. Ir aš per tos 3 metus, kiek aš ten dirbau, 3 vasaras iš tikrųjų, aš taip ir nesupratau to žaidimo taisyklių. Ką jie ten daro, kur jie ten muša, kodėl jie ten bėga ir kodėl jie žaidžia 4 dienas. Žalės buvo ant to. Vikingų laivas iš arčiau. O, drakonas įsišiepęs visas. Liežuvį iškišęs, akys mėlynos, už ausų virvės pririštos. Čia visokių runų turbūt dar kažko. Jo, čia yra runa, kiek suprantu. O uodega kokia pakelta, jomajo. Menas priklauso liaudžiai. Čia tuo jūs ir galite įsitikinti. Gražiai kolonos aplipdytos. Ir visas su šitokios. Žiūrėkite šitą. Tarp kitko, prieš manęs traukiniai važiuoja. Hard drive'as, velniai žino kas, tikrai nežinau kas. Alaus karbonkė, dažų fleškė. Visokių gerų daikčiukų čia prilipdyta yra. O, jomajo, kiek čia jų.
mano nugaros, o kažkas tai ruošiasi grot, koncertuoti, repetuoti. Arba jau baigė, nežinau, čia dar vienas klausimas yra. Reikės nueit pakalbėti, tai išsiaiškinti. Kas liečia grafičius, va tokie, po tiltais, dar kažkas tai yra gražu, tai yra labai fainai, tai iš tikrųjų puošia miestą, padaro į savitą. Bet tos terlionėse naujų tvorų ar pastatų, tai jam tai reikėtų nagus nukapoti jau čia. A jūs kada nors matėte, kaip Mickey Mouse'ai prausėsi? Nu tai va, maždaug šitas. Šitas Mickey's va čia po dušu stovi. Tiksliau jo kairė ausis. Na ką, kolektyvas, ties šitų krioklių turbūt ir baigsim savo video šiandieninį. Pratęsim kitą kartą Jino Hackney įvyk link centrinio Londono, tai bus turbūt paskutinė atkarpa. Muzikantai va vis dar derina savo stygas, gitaras ir būgnus, o aš visą šlapęs bandysiu jau važiuoti namo. Tas irgi nebus labai lengva. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe ir visi kiti bairiai. Bye!